Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo: vargas jums, jūs statote pranašam paminklus, o jūsų tėvai juos žudė. Taigi jūs liudijate ir pritarėte savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus. Štai kodėl Dievo išmintis yra pasakiusi: aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp altoriaus ir šventyklos. Tai aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos. Vargas jums, įstatymo mokytojai, jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Jam iš ten išėjus rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo labai jį pulti ir visaip kamantinėti, tykodami ką nors pagauti iš jo lūpų. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Prašom atsisėsti. Na, šiandien šventasis raštas mums kalba apie ką kalba? Kad stato paminklus tiems visiems, kurie nužudyti dėl Dievo žodžio. Bet kuo tai? Tiesiog Jėzus kalba savo priešams tuo momentu. Tai buvo rašto aiškintojai, tikriausiai fariziejai, galbūt ir kita partija sadukėjai, tie turtingieji, tie, kurie sako, atgalia į kamantinėjimą. Ir Jėzus kreipiasi priešas ir sako, kad jūs ir mane nužudysite netiesiogiai. Sako, jūs ir mane nužudysite, nors statote paminklus, seniau pranašam, jūsų tėvai žudė pranašus, seneliai žudė, statote ir toliau neatsiverčiate. Tai galima bet ko pritaikyti mums dabar. Koks mums skirtumas, kad čia buvo prieš 2000 metų su Jėzu, bet kaip dabar pritaikyti mūsų gyvenime? Ką mes galime tiesiog, kad nedarytume tokių pačių klaidų, nes Jėzus labai jas barė. Iš tikrųjų, čia turėtumėm pakalbėti, pavyzdys būtų apie šventųjų bendravimą, kultą šventiesiems. O, pavyzdžiui, dabar piligrimai išvažiavo tai Prancūzija, kur sakiau, melstis reikia, tiesiog lanko, kur Šventos Teresėlės relikvijas. Atsimenant, buvo Lietuvoje, kas čia dėjosi, kaip keliavo Šventos Teresėlės relikvijas. Ar ne, aš esu labai už relikvijų gerbimą, šventųjų gerbimą. Taip kaip moko katalikai, mes garbinam šventuosias jų relikvijas, šventųjų bendravimą, nes mes galim melstis už mūsų sielas, kaip šiandien jūs parašėte tam sąsiuvinį melstis už už mirusiuosius. Bet taip pat mes meldžiamės į tuos šventuosius, kurie, žinom, yra kanonizuoti, yra paskelbti šventaisiais, kad jie gali mus užtarti. Ir mes prašome užtarimo malonės. Šiandien meldžiamės už pasųjų karmelitų pasauliečiai, ypač už ligonius, kurie operacijų yra, kurie sirgo, galbūt jau pasveiko, ar ne, kurie meldžiamės labiau Sauliaus mamą, kuri dabar reanimacijai, važiuosim sakramentą, Viešpatie duok, kad viskas būtų gerai. Taigi, šventųjų kultas ir relikvijos, pagalba, tai yra mūsų užtarimai, jie yra mūsų tarpininkai, bet jie nedaro stebuklų. Stebuklus vienintelis Dievas daro, vienintelis Dievas. Senovėj, kai, pavyzdžiui, Pranciškus Azižietis mirė, iškeliavo, jisai toks žymus šventasis ten, kur padėjo jo palaikus, tai juos padėjo po altorium. Arba kiti šventieji mirdavo, ar ne, Šventoji Teresė, kas buvo, žinant, kad ten susipyko miestai, mirė Arba de Torme ir nukeliavo į savo miestą, kur bus Šventoji Teresė, ar ten, ir kunigaikštis gavo iš popiežiaus leidimą atimti iš avilus,
kurie buvo persivežę ją vėl atgal į Alba de Tormes, dabar kaimelis jis ten nebūtų net žinomas, jeigu ten jinai nebūtų. Arba Jonas Kryžiaus, Jonas mirė Ubenui, Andalūzijoje, bet jisai palaidotas Segovijoje, paskaitykit, kas ten dėjosi, kaip tos palaikus pavogė naktį, ten vežė, kad tik tai išvežti tą kitą vietą. Kas čia dedasi, kas čia yra? Jeigu Don Kichotas skaitot Cervantes, ten yra aprašyta ten vieną vietą, kaip Joną Kryžių vežė, ten naktį broliai pavogė ne broliai, bet viena ten tikinčioji. Tai kas čia dedasi? Kaip mes broliai sesės? Kur yra šaknis? Taigi viduramžiais buvo ir dabar yra, ne? Pinigai. Kur yra šventojo relikvijos? Aišku, turėjo ir pamaldumą, negali sakyti, nes užtarėjimus yra, mes melžiamės, bet yra pinigai. Kur atplaukė piligrimai? Iš Šiluvą, pasirodė. Relikvijų neturim tokių, tik ta skrynia tenai, ar ne? Bet jeigu yra relikvijos visą laiką, kūnas arba ranka, arba širdis, arba visi, kokie prisilietę kiti kūnai prie jo tampa relikvijom, plaukai. Pavyzdžiui, Karlo Akučio ten relikvija, nežinau, Alytuje, kur atvežė, tikriausiai ten irgi yra plaukai, nežinau, bet, pavyzdžiui, pranciškonų neseniai vieną bažnyčią gavo irgi ten plauko su rogelė, mama padovanojo Akučio, kuris stebuklai dedasi dabar irgi su šito jaunuoju. Taigi, pinigai, ar buvo pamaldumas, gal ir buvo, ir dabar yra pamaldumo, bet visur yra pinigai. Atvyksta, yra viešbučiai, ar ne, maistas reikia, dabar piligrimai išvažiavo, įsivaizduokit, sako, nuo vienos vietos iki Aksto klebono nuvažiuoti, nežinau, keletą kilometrų iš kiekvieno žmogaus, tai nežinau, ten musulmonai ar kas ten kažkokie plėšikai, ima po 200, sako, reikia mokėti, kokia nesąmonė, ar ne, kokie persekiojimai krikščionių kunigą gali nuvažiuoti. Taigi yra pinigai, maistas, suvenyrus pirks, dovanos, nuvažiuojame į Medžiugorję arba nuvažiuojame į kokią nors Guadalupę, kiek ten tų parduotuvių, Guadalupė, ačiū Dievui, nėra ten aplinkui tų parduotuvių, ten viskai gerai. Taigi buvo statomos didžios šventyklos. Didelės šventyklos kas? Tai kaip skrynia, kurie mes laikome šventojo relikvijos. Ir į tą šventyklą ateina melstis ir užtarimo prašyti, ar ne? Ir buvo tas, daug tų piligrimų ir tai reikia, kaip pasakyti, kas čia yra? Šventieji, kaip sakiau, yra užtarėjai pas Dievą, bet tik vienas Dievas daro stebuklus. Ir daug kas mus atakuoja, pavyzdžiui, mums katalikus daug man sako, tai va, jūs Teresė ten gabalais, bet širdis tenai, išimta, ten ranka, tenai, generolas Franko per karą, pilietinį Teresės ranką vežiojasi, kaip relikvija, kad laimėtų prieš komunistus ten tos puolimus. Ir taip toliau mus puola. Kultas, šventųjų kultas, dėl ko? Ir šiandien Evangelija mums pasako, kas yra svarbiausia, kad nebūtų tam šventajam kulte klaidos. Dėl užtarimo. Mes ateinam ir sakom, Dieve padėk, šiandien melsimės už sauliečius karmelitus, padėk, mums padėk. Gerai, galim prašyti, bet tai nėra vienintelis tikslas. Tai yra dar svarbesnis tikslas. Šventieji yra tie, kad tu turi juos sekti jų pavyzdžių. Turi sekti ir aš taip pat turiu sekti jo pavyzdžių. Visi prašo tik užtarimo, oi Teresėlė, rožių vietos, tik tą, aną, šią, Asyžiaus, Pranciškaus Asyžiaus, padaryk tą, aną, ten šventasis Pijau, ten tų stebuklų, ten tikrai esi ten palaimintas stebuklais, išgydyk mus, padaryk tą, viską gerai. Bet ar nori mane įsekti? Juk taip tasai Pijus iš Petrelčinos nuvažiuoti ten, ką jisai darė, jis kalbėjo apie išpažintį. Ar tu prašai, kad eitum išpažinties? Ar tu prašai, kai jis padarė ligoninę vargšams, didžiausią pietų Italijoje, kur dabar dar negali pralenkti? Arba tą berniuką, kur, žinot, Meksikoje nužudė, kuris už Kristų atidavė gyvybę, gindamas Kristų, ar ne, sakė, atsižadėk, kad visą nužudysim, ne, sako, aš ginsiu Kristų ir nužudė, vadinasi, Joselito, mūsų Juozukas. Pastatyta šventykla gražiai, marmurai, tenai visokie. Ir ko mes prašom, mes nežinom, ar mes ginam Kristų? Taikiu būdu, aišku, nes automatais, kol aš negu kaip musulmonė, kokie džihadistai. Ar mes giname Kristų? Arba šventas Antanas, kas buvo Paduvoj, kur
jisai irgi baltas marmuras, tenai visokie, jo kūnas, tenai viskas palaidota, visi prašo, oi Antanai padėk, tenai atrasti man ką nors, arba ten padėk tą našą. Bet ar mes mylim neturtą, mes prašom, kad kaip Antanas būtumėm neturteliai, kad padėtumėm vargšams, kaip karito būdavo Švento Antano duona, kurią duodavo vargšam. Ar sekame jo pavyzdžiu? Arba, pavyzdžiui, Teresėlė, oi Teresėlė duok pagelbėk, bet ar mes einame tuo mažuoju keliu, ar mes prašom, kad mes eitume mažuoju keliu? Brangieji, todėl atsiminkime šiandien pamoką, kad nebūtumėm kai tie, kurie pastato paminklus ir toliau žudo pranašus ir patį Jėzų nužudys, ar ne, kaip sako, jie priekaištauja, nori prisikabinti. Mes nesikeičiam, bet tik prašom malonumo. Duok Dieve, duok, būk tas tapau bucheras, skylių tamšytojas. Kaip yra su mumis, ką? Karolis Akutis, sakau, kiek stebuklų, ten pranciškonai, ten televizijos laidą atidarė viską. Ar kas nors prašo, kad gintumėme Eucharistiją nuo išniekinimo, nuo švenčiausio sakramento, kad mes tikrai gerbtumėm tikrą realų, jisai buvo gynėjas. Jisai sakė, tik tai galime Eucharistiją priimti, jeigu tu esi be didžiosios nuodėmės, dabar visi eina, lyg tai būtų visi šventieji. Jeigu seniau sakydavo, bažnyčia šventa, mes nusidėjėlė, dabar sako, mes visi šventi, tik bažnyčia nusidėjėlė. Dabar tik tai koks kunigas ką padarė, tai jau bažnyčia baisiausia išdirbti. Ar norime, ar meldžiame, kad juos sektume? Šiandien pamoka Jėzus mums sako, broliai, sesės, atsiminkim tą žodį, kad nestatytumėm paminklų, paskui vėl taip pat žudytumėm pranašus, kaip tais laikais darė. Mes viską sutinkame, bet elgiamės ir toliau žudome pranašus. Tai yra nusikalstama. Šiandien pirmas skaitinys sako, visi nusidėję ir stokojame Dievo garbės, bet nuteisinami tikėjimu per Jėzų Kristų, per jo nuopelnus, todėl tu duok savo širdį dabar jam. Priimk Eucharistiją pašvenčiamoji maloniai. Ar norime sekti šventuosius? Neįkriskime tas pačias klaidas. Jie šventieji yra dideli tarpininkai šventieji, bet daugiau melskime, kad mes atsiverstume ir būtumėm panašus į šventuosius, negu prašytume tų malonių. Net ir išgydymo tų malonės. Amen. Melskimės. Visi krikščionys dalyvauja kunigiškoje Kristaus tarnystėje ir todėl gali aukoti save Dievui. Melskime malonės, kad būtume verta auka. Jungiamės į maldą žodžiais, meldžiam tave, išklausyk mus. Meldžiam tave, išklausyk. Dieve, padėk savo bažnyčiai siekti tobulumo ir skleisti tavo karalystę žemėje. Meldžiam tave, išklausyk. Dieve, leisk visiems pažinti tikėjimo pilnumą ir grožį. Meldžiam tave, išklausyk. Gerasis Dieve, meldžiame dvasinės paguodos ir stiprybės kenčiantiems ir vargstantiems. Meldžiam tave, išklausyk. Dieve, prašome šventosios dvasios įkvėpimo, kad visi žmonės nuolat siektų šventumo. Gerasis Dieve, būk gailestingas visiems mirusiesiems, gyvenime padariusiems klaidų ir kalčių. Dieve, saugok mus, kad tau patiktume mintimis, žodžiais ir darbais. Meldžiame tave, išklausyk. O dabar paveskime savo maldą, savo prašymus, tas, kas mums labai svarbu, kas savo širdyje dar neįsakėme.